Tikras dvasinis kelias mus veda į laisvę. Kad gerai suprastume šią laisvę, apie kurią kalbame, turime gerai pažinti, kokia yra religijos prasmė, koks yra religijų ir dvasinių kelių tikslas, kas yra tikroji religija. Mes kaip žmonės sukūrėme šias religinės formas, įvairius ritualus, įvairias išraiškas, kaip instrumentą, kaip įrankį pasiekti Dievo realizaciją ir Dievo artumą savyje. Tačiau ar esame kada nors atskirti nuo Dievo? Suprantame tai ar nesuprantame, visados esame Dievo sapno viduje. Ir apart Dievo nėra nieko. Vien Dievas yra. Egzistuoti, patirti šį pasaulį yra būti Dievo dalimi. Visą tai, ką patiriame, ką matome, ką girdime, ką užuodžiame, mūsų vidinis ir išorinis pasaulis, visa yra Dievo sapno viduje. Yra sukurta tos pačios dvasios ir tos pačios dvasios visa yra persmelkta. Tad ar esame kada nors atskirti nuo religijos? Tikroji religija yra sąmoningas egzistavimas, savęs atpažinime, savo ištakų, savo šaltinio atpažinime, harmonijoje, darnoje su tuo, kuo esame autentiški. Skirstimas to ir ano į tai, kas gera ir bloga, ir įvairus dualumas, įvairus susiskaldimas yra siauras požiūris, net pažinimas to, kad vien Dievas yra, kad visa, kas egzistuoja, yra vienas Dievas, visur esantis. Tačiau, kad tai patirtume, kad tai išvystume savo patyrimu, mums yra reikalinga sugrąžinti vidinį dėmesį į save ir atrasti savo tikrąją prigimtį. Tuomet tai matome aiškiai ir tampame skaidrus. Ši laisvė, apie kurią kalbame, yra matyti skaidriai, yra tapti krištolinės skaidros. Vergavome protui, vergavome asmenybei, įvairioms reakcijoms į aplinkybės, nepažindami to, kas esame, pasinėrę į šios įvykius, pasinėrę į šį patyrimą. Tačiau, kai atpažįstame save, ši vergovė liaujasi. Pažįstame tikrąją laisvę, visokios idėjos, konceptai apie save, apie pasaulį, mumise nukrenta, nebeturi jie autoriteto. Priimame gyvenimą tokį, koks jis yra, be jokių priemaišų, be jokių interpretacijų. Tai yra matyti aiškiai, turėti sveiką nuovoką, skaidrų protą. Ir religijos dvasinis kelias turėtų mus į tai vesti, sugrąžinti galią kiekviename mūsų, kuomet nebepasitikime niekuo išorėje. Tačiau esybė, Dievo grynoji dalis mumyse, tampa mūsų gyvenimo mokytoja, mūsų autoritetas. Tai yra pats Dievo mokymas. Ši esybė yra nuostabiai tyra kiekviename mūsų, kiekvienoje būtybėje. Joje, šioje esybėje, savastyje, visi esame tyri, gryni ir mokomės tiesiogiai Dievo tiesų. Nebėra pasidalijimo, nebėra ginčų. Tačiau pasaulyje pametėm religinės šaknis, nebėra gero nukreipimo. Mūsų autoritetas tapo kažkas išorėje. Ar tai būtų religinis autoritetas, ar tai būtų mūsų pačių neišmanimas,
kuriam vergaujame, tarnaujame. Vairūs troškimai, prisirišimai prie pasaulio, prie savo psichologijos elementų, prie to, kas esame šių konceptų. Turime sugrąžinti galę esybei, kuriai priklauso mūsų sielos sostas, jai vienai. Ji viena turi galę viršum visų formų. Taigi, įvairiose religinėse grupėse ir dvasingume pametėme vidinę prasmę, kuri veda į tikrą laisvę, į autentiškumą, į pasitikėjimą savimi, į tikrosios mokytojos atradimą savyje. Vietoje šios didžios laisvės sukūrėme tik daugiau taisyklių, daugiau aklų įsitikinimų, kontrolės, baimių ir siekių. Ir vietoje laisvės išvystėme uždarą protą, kuris konceptualizuoja religiją, protą, kuris pasitiki tuo, kas yra sutverta, pasitiki išraišką. Tačiau didieji žmonijos mokytojai, tiek Jėzus, ar Buda, ar Krišna, didieji jogai ir išminčiai, Garabdorže, Lakčempa ir šimtai kitų, kurie suprato religiją esant instrumentu, lyg pirštu rodančių į mėnulį. Jeigu liekame prie piršto, neregime esmės, į kurią šis pirštas rodo. Taigi šie praeities mokytojai ir dabarties mokytojai, taip pat tie, kurie dar ateis, neatėjo tam, kad sukurtų naują tikėjimą, naują religiją, bet atpažino Dievą savyje ir siekė išsigryninimo, autentiškumo. Jie atspindėjo tobulą laisvę anapus visų žodžių, išraiškų, knygų ar pasakojimų. Nėra kito būdo perteikti mokymą, kaip per simbolius, palyginimus, pasakojimus, žodžius. Tačiau siauras požiūris likti įbedus akis į šios žodžius. Turime patirti tai, ką didieji mokytojai patyrė. Jie gyveno Dievo artume, nuolatinėme savęs atpažinime ir budroje, savirealizacijos skaidroje, visiškai autentiški. Tai yra religijos esmė, pats jos pagrindas, jos ištakos ir jos įkvėpimas. Turime gerai suprasti, kad religija tai yra instrumentas, miręs be gyvosios dvasios, kaip kad be gyvo žmogaus neskamba fleita. Tai yra kelrodis, ženklas, nukreipiantis į realizaciją kiekviename mūsų. Bėda ta, kad prisirišome prie šių žodžių ir religinės dogmos tiek, jog tai užgožė laisvę. Tai tapo žodžių migla, abstrakcija. Ir pamažu uždarė mus siaurose pažiūrose. Buvę įsitvėrę pasaulio, likome įsitvėrę religinės dogmos. Ir nei už ką jos nepaleidžiame. Tačiau yra tokia tiesa, kurią gerai pažįsta autentiško dvasinio kelio žmonės. Dievas nori visko iš mūsų. Jis nori, kad mes pasiduotume absoliučiai ir visiškai ir taptume tušti. Tik vienu Dievu pasikliautume, ne dogma, ne tikėjimais, ne žodžiais, bet Dievo patyrimu, Dievo artumu. Dievas nori, kad mes taptume tušti jo malonės indai, jo gilios įžvalgos ir pilnatvės indai. Šis Dievas yra tavyje. Giliau paleisdamas, giliau pasiduodama, patiri artumą su tiesa tavyje. Net šie žodžiai, kuriuos kalbu, neturėtų užstrigti mūsų mintyse, turėtų pereiti mus kiaurai, nepalikdami jokio pėdsako, nes mūsų vidinis dėmesys yra nukreiptas į esybę, savo šerdį. Tai, kas esame anapus šio fizinio kūno,
jausmų, patyrimų, minčių, vaizduotės ir valios. Įamžinąją regėtoją. Kai tai sugebame patirti ir stabilizuoti savyje, suprantame, kad mūsų psichologijos nebeuždaro jokia jėga, jokie išankstiniai įsitikinimai, jokios pasąmoningos reakcijos neturi galios mumyse. Tampame tikrai skaidrus ir išmokstame klausyti to, kas vyksta mumyse, išmokstame išgirsti subtilius dalykus. Kuomet mūsų protas ir asmenybė yra išversti į išorę, mes esame akli ir kurti šiam pasauliui. Kai sugrįžtame į save ir mūsų vidinis dėmesys nurimsta Dieve, išmokstame būti receptyvūs, nuolat budrūs ir atviri, išgirsti, suprasti, patirti. Iš tikrųjų išgirstame ir kitus žmonės, pradedame juos suprasti. Be jokių išankstinių įsitikinimų, be jokių mūsų akis dengiančių požiūrių, matome situaciją tokią, kokia ji iš tikrųjų yra. Kiekvienas pasaulyje paskendę savo požiūryje, idėjose, savo nuomonėse, savo išgyvenimuose, tai, ką patyrėme ir įvairios traumos, patyrimai suformuoja tam tikrą požiūrį mumyse. Sugrįžę į save, išmokstame matyti anapus viso to, nusimesti įvairias kaukes, sugrįžti į autentiškąją būtį. Tai yra tapti normaliems, darnoje, harmonijoje su visata. Iš tikrųjų tam esame ir gimę. Kiekviena būtybė gimsta tyra, vėliau mes prikaupiame bagažo ir mūsų perspektyva, mūsų požiūris į pasaulį yra perfiltruojamas per įvairių patirčių, būsenų, įsitikinimų stiklą. Tačiau nieko normalaus nėra vergauti savo impulsams, būti susitapatinus įvairiomis situacijomis ir visiškai užmiršti save. Sutapatinti save su tuo, kas laikina, su mažyčiu protu. Turime išsilaisvinti iš visų šių požiūrių. Ta, kuri turėjo autentiškąją patirtį, tas ir ta, kuri pažino save. Kas ji iš tikrųjų yra? Niekada neatrasime atsakymo į šį klausimą. Nes jeigu turime išgrynintą požiūrį Dievo artume, nėra nieko, už ko galėtume užsigriebti. Mūsų esybė yra grynoji būtis, yra pati gyvybė kiekviename mūsų, neturinti nei formos, nei vardo, nei išraiškos. Išraiška yra tame, ką patiriame, tame, kas yra išreikšta. Šis kūnas, asmenybė, yra tarsi ąsotis, tarsi vaza, tačiau pažvelgus į vidų, joje atrasime tuštumą, atrasime erdvę, kuri yra tiek viduje, tiek išorėje šios vazos. Be formę, grynąjį sąmoningumą. Visi gyvenimo konfliktai kyla iš to, jog net pažįstame, kas esame. Visi nesutarimai, debatai, ginčai, nedarna, neharmonija šiame pasaulyje. Visa yra paremta ant neišmanimo pagrindo. Dėl to pasaulis yra toks, koks yra. Tačiau nesirūpinkim per daug šio pasaulio. Niekada jo nepakeisime, pakeiskime save. Iš tikrųjų pati didžioji mokytoja, mūsų būtis mus išgrynina. Nereikia tam įdėti jokių pastangų. Jėzus sako, didžiausias įstatymas yra mylėti viešpatį Dievą, visą savo širdimi, visą sielą, visų protų, visomis išgalėmis. O tada mylėti artimą
kaip save patį. Ir gali būti kas paprastesnė už tai. Tai yra viso dvasinio mokymo sintezė. Pasirūpinkim sugrįžimu į save, pasidavimu Dievo valiai ir Dievas pasirūpins mumis. Taip pat atrasime didžią meilę artimui, visoms būtybėms, pažinę save. Pati šerdis ir yra meilė, Dievas ir yra meilė, nesąlygiškai apkabinanti visas formas, visas išraiškas į savo begalinę širdį, begalinę tuštumą. Jokio šališkumo, jokių sienų, jokių išankstinių nuomonių, jokio nusiteikimo, apkabinanti visą tai, ką patiriame šiame gyvenime, vienodai, vieno skonio. Tad kai visuomet būkime ypatingai nuoširdūs su savimi ir paklauskime savęs, kur yra nukreiptas mano vidinis dėmesys, į tai, kas yra laike ar tai, kas yra amžina. Ar mes laikomės idėjų, taisyklių, konceptų, žodžių, ar esame perdėtai prisirišę prie pasaulio ir jo įvykių ir įvairių keistų dalykų, sąmokslo teorijų, keistų dvasinių praktikų. Žinokime, kad tikrasis dvasinis kelias veda į tobulą išsigryninimą, į tapimą skaidriems, etiškiems, tvarkingiems, darniems, harmoningiems. Veda per mirtį šiam pasauliui. Kaip budistų mantra sako, palikti šį krantą, persikelti į nušvitimo žemę. Tad atiduokime tai, kas Dievo, Dievui. Šį dėmesį, kurį esame nukreipę į įvairias formas, išraiškas, dalykus, kuriais esame susirūpinę. Sulaužykime šias taisyklės. Pasiduokime, atiduokime viską Dievui pasirūpinti. Paleiskime šią kovą. Tuomet tapę tikrai religingai žmonėmis, tikrąja šio žodžio prasme, sugrįžtame į savąją prigimtį ir tampame normaliais žmonėmis, gebančiais matyti dalykus tokius, kokie iš tikrųjų yra, gebančiais būti jautriems, atviriems, išgirsti gyvenimo pamokas, išgirsti kitus meilės žvilgsniu, priimdami, apkabindami gyvenimo situacijas vienodai. Neprisirišę nei prie asmenybės, nei prie žodžių, nei prie raidžių, nei prie knygų, nei prie piršto rodančio į mėnulį, kuris yra įvairios religinės formos ir dogmos. Stovime ant Dievo pagrindo, ant atviro autentiškumo pagrindo. Ir nebėra reikalo mums kam nors, ką nors įrodyti, nes išmokome tikrai mylėti, priimti kitus tikrą meilę, nelygindami, neteisdami, nesvarstydami, ar žmogus dvasingas ar nedvasingas, ar to jam trūksta, ar to jis ar ji turi per daug. Visa tai seniai praeita. Mūsų dėmesys yra Dieve. Ir žinome, jog be viešpaties Dievo nėra nieko tai, ką patiriame. Kiekvienas žmogus savyje yra tyras, ar tai atpažįsta ar ne. Tačiau matome visus tyrus, matome vien Dievą visame kame. Ir žinome, kaip gerbti metą kiekvienam žmogui. Gerbėme kiekvienos būtybės laisvę. Protas, kuris nėra normalus, kuris nėra darnoje su visata, yra tarsi siena, į kurią metamas akmuo. Akmuo atsimuša į sieną ir nukrenta atgaliop. Šis akmuo yra įspūdžiai, įvairūs įspūdžiai mus pasiekiantys. Tačiau protas, kuris pažino save, yra tarsi vandenynas. Akmuo sviestas į vandenyną pasiekia jo paviršių
ir kaip mat nuskęsta jo gelmes. Vandenynas lieka nepajudintas ir akmuo dingęs be žinios, ištirpęs į tuštumą. Likime atviri kaip šis vandenynas. Likime atviri, paprasti ir nuolankus.